Sveiki visi, štai mūsų pirmas video. Noriu pasidalinti tuo, ką daro projektuotojai ir kaip jie dirba. Dirbdami projektuotojai kūrė failus, kuriuose būna pilna šiukšlių ir pilna klaidingos informacijos. Klaidinga informacija pateikta bus test failiuke, kuriame yra 3 linijos, kurios yra kažkur tai neteisingos, blogos ir taip toliau. Suraskite, kur yra negerai šitam failė arba šitose linijose. Aš tik parodysiu vieną momentą. Kopijuoju šitas linijas į naują failiuką, tuščią failą, uždarau, išsaugau ir kągi mes matome? Matome, kad test failiukas 1 yra su tom pačiom linijom, bet 100 kartų mažesnis. Taigi prašau, dirbkite tvarkingai ir parašykite komentaruose, kaip ištaisyti klaidas test failiuke, kurį aš prikabinsiu ir kiek tų klaidų tenai yra ir kaip jos tvarkomos. Ačiū ir viso gero.